įmetė visiškai tobulą metimą per 5 sekundės. Didesnį negu įprastai kažkokius rūbus nešioju, tai pasiūlyčiau ir parekomenduočiau tikrai įsigyti kokybę. Tai dar laukia nemažai batalijų Eurolygoje. Pasveikina dabar Mantą Juzėną su gimtadieniu. AJ Englishas ir padovano. Collinsas. Labai svarbi Mažeikiškio ataka dabar ir pataiko. Spaudžia jį Buchananas. Collinsas. Tašką. Tai pagalba ateina Sabeckis. Vaikščio gynyboje čia Mažeikiam basket. Ir Brazdeikio metimą blokuoja. Ir Žalgiris dabar iš to, kad jiems viskas dėliojasi gerai, demonstruoja net ir užsivedimą. Kaskučas. Na, bet aš netikiu, kad šitie žaidėjai gali taip blogai atrodyti. Čia AJ Englisho puikus gynybinis epizodas. Leista, Brady Menikas, AJ Englishas. Mūsų ir kudviesi greitojo atako ir dabar Mažeikiam basketėlą naudos sprendžius. Runkė leidosi po krepšių Englishas. Pats užbaiginėja ataką, jo metimas iš toli. Tai jau bent 10 taškų. Englishas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Po driblingo, na, Englishas. Kartais, kuomet iškrenta svarbus žaidėjai. O, čia gražus Englisho perdavimas Zdanavičiaus. Turėjo ką pasakyti Englishas šypsosi. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Keičiasi Rytas gynyboje, Įnokas atakuojamas, taip bus. Žaidži puikiai vedė ir tos minutė viena svarbiausia šį sezoną. Po apatinės kūno dalies ištraukti varžovas, tačiau išlaikė pusiausvyrą, taškus pelnė, taškus. Atkarpo pirmame ketvirtyje pirmavo ir 9 taškais. Laikėsi ir antrame, trečiame jo atsilaikyti nepavyksta. Englishas tik dabar pelno savo. Desnis, ką Driunkė, čia Englishas perėmė dualos priežiūrą. Tęsia ataką Nevėžis Optibet Montvila. Laisvas kelias iki pat krepšio. Driunkė. Perskaitė čia perdavimo linija Modestas Babraitis ir toks kamuolio palėtimas jau iš karto apsunkina Mažeikių komandos ataką, bet lieka 1-1, žaidžia prieš Tubelį, dabar bando atakuoti lėtesnį varžovo, meta dar kartą. Outsideriai ir lyderiai šiandien susitiko, viena komanda turi 6 pergalės ir 1 pralaimėjimą, kita 6 pralaimėjimus ir 1 pergalę. Ir dabar Mažeikių ekipa yra viena iš 2 paskutinių komandų lygoje. Tokie sutriuškinimai lydi. Zdanavičius siūlo užtvarą. Englishas atgal Zdanavičių gali tikrai pataikyti iš toli Tomas Zdanavičius ir kita. Nevėžis Optibet savo penketėm. AJ Englishas štai taip įvertina situaciją. Kurti, daugiau mesti ir žaisti, tai manau, kad Mindaugas būtent šiandien irgi turės neblogas. Ir geriausiai kol kas Citadelė KMT komandai. AJ Englishas atsako Tolis kol kas iki Zdanavičiaus. Englishas naudojasi Zdanavičiaus užtvarą, vėluoja Pavelka ir dar. Natūralus, Mailagičius tiesiog apibėga ir krauna kamuolį iš viršaus. AJ Englishas pataikė iš 3. Ramiai su 12 taškelių jau Tomašas Pavelkas, šiaip labai gerą atkarpą žaidžia jis, Vanderlistas atsako taškų. Ir vėl tik pasirodęs aikštelėje, gauna kamuolių. O čia tas sakymas nesėkmingas. Kovotas kamuolys gynyboje. Greitas perdavimas į priekį ir ten Tomas Zdanavičius. Gali nesiskirti jau su kamuoliu. Mažeikių klubas iki pat ilgosios pertraukos. Tai yra vienas pagrindinių žmonių Mažeikių komandoje. Taip. Emitas Seba labai mėgavosi krepšiniu, kai tu gali daryti, ką nori, mesti kada nori. Lemiamų momentų yra labiau pasikliaujama tais visko pasikeitimo gynyba, ta didesnė rizika. Sabeckis. Čia AJ Englishui per daug.
Eidžiai Englišas, dar vienas jo pataikytas tritaškis. Aikštelėje. Englišas iš po krepšio, dar 2 jo taškai. Įvairių spalvingų žiūrovų tribūnose. Sabeckis 3 varžovus prie savęs. Treneris pataikė iš toli. 68-64. Kad ir kaip gerai žaistų Čižauskas. Labiau kaip aikštės gynyba, bet viską keičiant. Tai mišri, kaip mano vienas pirmųjų trenerių sakydavo, mišri gynyba. Treneris. Po driblingo sunkus metimas ir įsigina Jogėlą, bet... Neviešisopti, bet lėsti po krepšių, tai kainuoja nemažai energijos jam. Jau 10 Kėdainių komandos atkovotų. Jau mažiai, buvo susikūrė antrąjį, o dabar ir trečią šansą vienos atakos metu. Englišas iš vidutinio nuotolio. Galiausiai pavyks. Stato užtvarą. Suaktyvino gynybą svečiai, vis sunkiau suranda skylių jų gynyboje šeimai. Sabeckis. Tai jį dviese atakuoja šiauliečiai. Ir iš karto laisvas lieka Englišas. Kolinsas, valanda. Englišas iš 3 taškų zonos, na gali Eidžiai Englišas vėl truktelėti savoje komandą.